Klausimas. Cepelinai, šaltibarščiai ir šakotis. Kaime lietuviai daug dirba žiemą ir vasarą. Daug dirba ir daug valgo. Jie mėgsta lašinius su svogūnais, agurkais, pomidorais ir su juoda duona. Nežinote, kas tai yra lašiniai? Tai labai riebi kiauliena, paprastai rūkyta. Ne visiems patinka. Lietuviai valgo daug bulvių, labai mėgsta bulvių blynus. Ar ragavote cepelinų? Jeigu neragavote, būtinai nueikite į lietuviškų patiekalų restoraną. Cepelinus mes darome iš virtų ir iš žalių bulvių. Į vidų dedame kiaulienos, varškės arba grybų. Po to verdame. Bulvių blynus ir cepelinus valgome su grietine arba spirgučiais. Ar jau valgėte šaltibarščių? Tai šalta sriuba. Labai nesunku pasidaryti namie. Mes labai mėgstame šaltibarščius vasarą. Reikia grietinės, vandens, kefyro, agurkų, svogūnų, trupučio krapų. Jeigu patinka burokėlių, kiaušinio. Druskos pagal skonį. Valgome su bulvėmis. Šaltibarščius mėgsta ne tik kaime, bet ir mieste. Jie patinka ir užsieniečiams. Vasarą galite užsisakyti šaltibarščių kavinėje. Studentai dažniausiai valgo universiteto kavinėje. Ten pigiau negu senamiesčio kavinėse. Studentai dažniausiai skuba, nes pertraukos labai trumpos. Jie valgo tik salotų ar bandelę, geria puoduką kavos ar arbatos ir vėl bėga į auditorijas. Jeigu jie neturi laiko, suvalgo tik sumuštinį ar obuolį iš savo kuprinės. Vakare studentų bendrabutyje jie dažnai kepa bulvių arba kiaušinienės verda makaronų. Šeštadienį ir sekmadienį laukiame svečių. Mėgstame juos pavaišinti. Ar jūs matėte parduotuvėje didelį gražų pyragą? Jo pavadinimas šakotis. Tas pyragas panašus į medį. Medis turi šakų ir šakotis turi šakų. Tik reta šeimininkė moka jį iškepti. Bet jūs galite nusipirkti parduotuvėje. Labai skanu.